labas visiems. Tai su tokiu lengvumu, adrenalino ateinu pas jūs iš tikrųjų iš stogo savo atviro dangaus ateinu pas jūs daryti live transliaciją. Dabar aišku pas mus čia apsiniaukia, bet šiaip vakare čia būna labai gražus saulėlydis. Ir kaipgi mes tokie ir bebūtume, ne visada grožimės to saulėlydžiu. Ir iš tikrųjų, kiek daug to mūsų gyvenime ir yra lengvumo, paprastumo ir atrodo, net nereikia ten kažkokių salų išvyko, nes viskas yra palimonose. Netgi šitą erdvę, kuri atsiveria, aš pamenu prieš metus, guliu ir galvoju, wow, tai yra mano manifestacija, apie kurią aš svajojau ir savo vizijoje išsidėliojau. Tai buvau išsidėliojusi tokį vaizdą, kad aš atsikeliu ir pro savo miegamo langus matau ten, mačiau džiunglės, medžius ir vandenynas ir labai gražu. Ir iš tikrųjų viskas ir manifestavosi, nes per savo miegamojo langą aš matydavau medžius, aišku, tai nebuvo džiunglės, bet tai buvo labai gražus atsivėręs vaizdas ir vietoj vandenino tiesiog buvo tvenkinys. Ir iš esmės tai tas pats. Medžiai, vanduo. Ir kokie tie medžiai bebūtų, koks tas vanduo bebūtų, tai tik tai priklauso apie mus. Tikriausiai, ne? Ir apie tai, ko iš tikrųjų mes norim. Nes mes dažnai prisižiūrim kažkokių paveiksliukų, vizijų. Ir ne visada tai yra mano, ne visada tai yra apie mane. Man atrodo, kad jeigu aš būsiu ten, aš būsiu laimingas. Bet kad ir kur tu esi, jeigu tavo viduje yra kažkoks skausmas, liūdesys, nusivylimas, apatijos jausmas, tai tu visur keliausi su tuo. Apie tai ir yra. Eiti į save per lengvumą, eiti į save per tą tokį norą save gydyti. Nes kiekvienas žmogus, jisai yra pajėgus savo padėti ir save išgydyti. Ir aš nežinau, kaip pas jūs, bet tiek aplinkoje, su kiek teko bendrauti moterų, net ir vyrų, net ir pačiai, paskutiniu metu buvo toks etapas, kai lindo tos tokios emocijos, kai, tokie visiškai egzistenciniai klausimai. Tai ką man visgi iš tikrųjų daryti, tai koksgi yra tas mano išsigryninimas ir apie ką, ir ar tie santykiai, moterų labai tas dažnas klausimas, ar santykiai, kuriuose aš esu, jie yra man skirti, jie yra mano, ar juose aš būsiu laiminga, ar juose aš būsiu užsipildžiusi, čia biškai gal patrauksiu, nes visiškai atrodo, kad sėdėčiau nuoga. Tai ar santykiuose aš būsiu laiminga. Ir aš buvau Premos festivalį, ne viena moteris klausė, kaip man įsigryninti, ar partneris, su kuriuo aš esu, yra skirtas man. Ir iš tikrųjų šitą klausimą aš labai ilgai bandžiau rasti atsakymų, tai šitas partneris ar ne šitas. O kas man pasakys, ar šitas, atrodo, kol yra tas susižavėjimas, flirtas, meilė įsivaizduojama, atrodo taip, tinka ir man patinka, bet kai prasideda buitis, prasideda kažkokios situacijos ir prasideda lysti mūsų pasąmoninės programos, lysti tai, kas mums nepatinka, tiek su savimi, kažkokiom savybėm, tiek su partneriu. Ir iliuzija, manau, kad tai yra sukurta tiesiog mums iliuzija, tai, kas tą iliuziją kūrė, puikiai žinojo, į kur tai veda. Kad turi būti kažkur tas vienintelis. Kiekviena moteris gali paimti vyrą ir iš jo padaryti genijų, iš jo padaryti vyrišką vyrą, kuris pasitikė savimi, kuris gali valdyti materiją, būti santykiuose įkvėptas, mylimas ir motyvuotas. Ta pati moteris, jeigu jinai eina per destruktyvą, per negatyvą, ji gali iš vyro padaryti alkoholiką, savim nepasitikinti, nes pastatykite save į tą vaidmenį, kai galbūt vaikystėje turėjote tokias situacijas, kad ir vėl tu kažką netaip padarei, ir vėl tu netaip elgiesi, ką tu čia padarei, nenusišnekė, gerai, geriau patylėk. Jeigu moteris ištisai vyrui tai kartoja, vyras nustoja stengtis. Jisai nustoja
kažką daryti, jisai nustoja būti motyvuotas dėl šios moters, taip jisai turi darbą, jisai turi kažkokius tikslus, taip galbūt jūs turite vaikų ir mokate paskolas, bet nebėra tos energijos, nebėra to impulso, to tokio būti meilai, būti džiaugsme, tiesiog vienas kitame ir per malonumą eiti su tuo lengvumu į santykį, atsiranda kažkokie buitiniai dalykai, situacijos, konfliktai, žinot jūs viskas, kas ten atsiranda. Tai moteris tą sukuria. Ir kai moteris išeina iš tos pozicijos vertintojos, kad jisai turi kažką padaryti, kai moteris atsigrėžia į save, kai jinai atsiknisa nuo savo vyro ir jinai pradeda su savimi dirbti, save realizuoti, kurti, vaikus auginti, buityje suktis, kurti ir visa kita. Vyrui atsiranda erdvės irgi kažką daryti su savimi. Nes kol moteris eina iš pozicijos ar ten mama, ar ten mokytoja, ar mergaitė, tai nėra moters. Ir jam nėra tos motyvacijos. Tik tai moteris grįžta į moterišką energiją, į tą, kad aš esu kūrėja, aš esu gausoje, per lengvumą, per atsipalaidavimą, per tas energijos, kurios vyrams patinka, šalia tokios moters kiekvienas vyras nori būti. Ir priklauso nuo tavęs, kokią tu save susikursi ir ar tas vyras ilgai norės prie tavęs būti visą gyvenimą ar ne. Tai iš tikrųjų aš manau, kad yra iliuzija mums sukurta, kad yra tas vienintelis. Tau tiesiog tai reikia susirasti ar savo vyrą, pamatyti tai, kas tau jame patinka. Ir jeigu tau tos savybės patinka, nes tu visgi pasirinkai jį ir ten nusprendė jam vaikus gimdyti, o galbūt santykių kurti ir šeimą ir visą kitą, ir ten namus kartu pirktis, tai tiesiog išsirašyk jo mėgstamiausias savybės, kurios tave įkvėpia, kurios tave veža, motyvuoja, kelia aistrą, kelia tą kūrybą, kad ir tą seksualinę energiją ir tiesiog tai didinti. Ir jeigu santykiai yra tokiame etape, kad kažkuris kažko nenori, nieko man nereikia, tu su savo visokiais priekaištais ir panašiai, tai išeiti iš tų priekaištų, nes jeigu santykiuose yra tas reikalavimas, priekaištas, tai apie kokį mes galime kalbėti sąmoningumą. Nėra santykiuose sąmoningumo, nes yra kažkoks reikalavimas, kad tu padaryk mane laimingą, nes tėvai vaikystėje manęs nesugebėjo padaryti laimingos, su tuo trūkumu resurso neužsipildymo aš ateinu čia į tą santykį ir reikalauju iš savo partnerio, kad tu turi, privalai ir visa kita. Tai nieks nieko neprivalo, tu pati privalai padaryti save laimingą, tu pati privalai pakelti savo užpakalį ir suprasti, kas tu esi, ko tau reikia, ko tu nori ir visa kita. Aš tiesiog žiūriu ten, nes taip fainai ten tas vaizdas. Žodžiu, tai iliuzija, kad yra tas vienintelis. Vienintelis yra tas, kurį tu susikuri. Taip, galim žiūrėti tas teorijas, kad yra sielos antroji dalis. O tai tiesa ar netiesa, vėlgi. Tai nuo tavo tikėjimo, nuo tavo suvokimo pasaulio, kaip iš tikrųjų yra tas sielų pasaulis, mes esam tos pačios sielos ir galbūt yra tas žmogus, su kuriuo gera būti, kad sulimpi ir atrodo atlipti nereikia. Bet nepamirškime, kad mes esam žmogus. Ir jeigu visada taip faina gera, atsiranda toksai neįdomu, trūksta intrigų, reikia dramų, reikia adrenalino, reikia veiksmo ir moteris, kurios turi nuostabius vyrus, labai ten gerus, genialius, ten jie nevartoja ten galbūt jokių ten medžiagų, alkoholio, jie ten dirba, turi išsilavinimus ir viską. Nėra vaibo su tokiu vyru. Neįdomu. Moteriams norisi susirasti tokį vyrą, kuris pakels jos energiją, kuris sužadins joje esančią agresiją, nes jeigu man yra ta agresija užspausta, aš jos neišleidžiu per kažkokius, nežinau, pomėgius, veiksmus ir panašiai, tai moteris per santykį tą išreikš vienareikšmiškai. Tai nebūtina tarkoti vienas kito iš tikrųjų. Ir tai iš tikrųjų, iš kiekvieno vyro mes galim padaryti tai, ką norim padaryti. Ir
Tiesiog reikia su savim labai daug dalykų prasispręsti, pradedant nuo kažkokių vaikystės traumų, nuo vaikystės situacijų, gal ne traumų, gal kažkokių patyčių, gal kažkokių meilės trūkumo. Atrodė, tėvai buvo, mane mylėjo, manimi rūpinosi, bet man trūko to ryšio, to artumo. Ir dabar to ryšio artumo aš pati tai nenoriu duoti, nes esu neužsipildžiusi, nes man trūksta ir kartais net nežinau, kaip tą duoti. Bet aš noriu, kad mano partneris man imtų ir va tai duotų. Bet tas partneris tikriausiai irgi ne iki galo turi to resurso savyje užpildęs, nes mes vienas kitą tokį pritraukiam, kokie patys esam. Ir tik tai ėjimas į save, per įvairiausias ten tas praktikas, per buvimą kūne, per buvimą savyje, per jausmą mes galime santykius auginti. Ne ten, kad kažkas kažką padarys, mes kažkur kažką įsigysim, pastatysim namą, pagimdysim vaikų, pradėsim keliauti, nes kai atsiras vaikai, pradės lysti dar daugiau pasąmoninių programų, kaip su tavimi elgiasi vaikai, tėvai vaikystėj, koks tavo požiūris yra į šeimą. Ir totaliai visos programos lenda. Ir tie vaikai kelia iš mūsų vėlgi tuos, galima pavadinti, vidinio vaiko neišspręstus klausimus. Ir dar šalia yra kažkoks partneris, su kuriuo visiškai nerandu to ryšio, kokio geidžiu, trokštu. Ir tame moteris paskęsta ir jinai užsisuka darbuose, buityje, neberanda laiko sau. Ir ateina laikas, kada tu tiesiog pasiruošus eiti į save. Tai galiu daug šnekėti, gal turite kažkokių klausimų apie lengvumą, apie santykius, apie mūsų buitį. Tai aš iš tikrųjų, kai užsisukau toj buity, aš jau jaučiu, kad viskas, aš pradedu per daug išdalinti save buityje ir man vėl reikia grįžti į save. Ir aišku, tai užtrunka kelios valandas, gal diena, tikrai neilgiau, tikrai neilgiau, nes kai tu turi begalės įrankių, gebi išbūti savo jausmuose, tyloje, meditacijoje, tai labai greit susirenki save. Aišku, tai yra 5 metų darbas su savimi, tai yra įgūdžiai. Bet kai tu grįžti į save, tada ir atsiveria ta kūryba ir viskas pradeda tekėti taip lengvai ir paprastai. Ir mes su kolegė susirašėm ir kažkaip sugalvojame, nusprendėme, pajautėm galų gale, kad yra tas noras, kad į tą santykį eiti ne kaip į darbą, bet kaip į lengvumą. Nes kad ten santykiai yra sunkus darbas, tai vėlgi yra kažkoks įsitikinimas, kuris vėlgi mane apriboja, kad aš turėčiau dirbti. O moteriams ne už ką nereikia dirbti, ypač santykėje. Moteris iš vis, jinai viską kuria per lengvumą, per savo moterišką energiją, per savo žaismingumą, kuri turi būti išlaisvinus. Jeigu moteris savo viduje yra užgniaužusi savo žaismingumą, savo seksualumą, savo tą tokį lengvumą, paprastumą, viskas jinai degina save iš vidaus, jinai save ėda iš vidaus, jinai kontroliuoja, bando sukontroliuoti visus procesus ir tai gali pasireikšti per ligas, per lėtinius nuovargius, stresus ir visa kita. Tai ateiti į savo lengvumą. Ir į tą lengvumą pradžiai ateiti yra labai labai sunku, nes yra tiek daug užspaustų energijų mano kūne, kad kai aš pradedu eiti į tą kūną, ten spaudžia, ten gniaužia, čia skausmas, čia duria, čia norisi verkti. Ir visą tai reikia išbūti per drąsą ir paprastumą eiti į savo gilį. Ir aišku, kartais tam reikia kažkokių terapijų, reikia kažkokių gal stovyklų. Tiesiog atraskite žmonės, kurie dalinasi tuo, kurie spinduliuoja to ir kur jūs jaučiate, kad jisai nepasakoja iš teorinių žinių, bet kad jisai yra tą praėjęs, yra tą supratęs. Ir toks žmogus galės jums papasakoti, kaip jam pavyko tą padaryti. Ir viskas. Tai aš po šito įrašu galėsiu pasidalinti, mes darysime
visiškai nemokamą renginį Jonavoj moterim, galbūt netgi ir ant šito stogo. Žiūrėsim, jeigu nelys lietus, žiūrėsime filmą. Jeigu lys, aišku, kažką pakeisime, kažką sukursime kitaip, bet viskas mums lengviausių ir paprasčiausių būdų susikurs taip, kaip turi susikurti. Tai va. Kažką gal dar noriu pasakyti. Tai kas mūsų laukia galbūt tam renginį? Tai vat mes ir paliesime, kaip eiti į santykį per lengvumą, kaip netarkuoti to vyro, kaip būti tame atsipalaidavime, kai tu jauti, kad aš noriu atsipalaiduoti, bet negaliu, nes ten zyzia vaikai, ten sudėti skalbiniai, valgyti nepagaminta, darbų krūva už nugaros, dar ten, nežinau, tikriausiai pusmetį ir metus galbūt nešuosi kažkokį darbą, bet aš jau jį viskas tiek atidėliojau, kad man jau jo nebereikia. Vat tame buvime, kaip būti lengvume, tai iš tikrųjų tai tiesiog paimti ir po truputėlį leisti savo su lengvumu. Vieną pasidaryti, kitą ir nešturmuoti savęs. Nes kai aš pradedu save spausti, tu nieko nenori. Tu tiesiog nori, nežinau, pagulėti, kažką emociškai pavalgyti, nes jauti kažkokį savyje nusivylimą, apatijos jausmą ir viskas. Tai kur esi, ne? Tai tu ir esi tas žmogus, rekomenduoju. Ačiū tau, Kristina. Tai būti tam lengvume. Jo. Iš tikrųjų, tai santykiai tikriausiai bus niekada nepabaigta tema, nes aš kaip žmogus, kaip asmenybė, tiesiog noriu santykio. Ir santykyje su kitu aš galiu greičiau ir paprasčiau išspręsti savo pasąmoninius dalykus ir problemas. Yra moteris, kurios sako, man nereikia santykio, aš viena geriau jaučiuosi, bet jinai tiesiog, ne tai, kad jai nereikia santykio, kiekvienai moteriai reikia santykio, kiekviena moteris nori turėti vaikų, tai yra moters prigimtis būti santykyje, turėti partnerį, nes moteris savo moteriškumą, savo tikrumą ir tikra moteris gali būti moteriška šalia vyro, šalia tikro vyro, aišku, reikia prasispręsti hierarchiją, reikia atstatyti tą hierarchiją, kad vyras nebūtų tėvelis, kad moteris nebūtų mergaitė, mamytė ir panašiai. Ir atstačius tą hierarchiją, vyras tampa vyru, moteris tampa moterim. Tai reikia tiesiog kiekvienam dirbti su savim, grįžti į savo prigimtį, suprasti, kaip veikia moters mąstymas, kaip veikia vyro mąstymas ir kas ten vyksta pas jos galvoje. Ir kai moteris sako, ne, man to nereikia, tai tiesiog yra bėgimas nuo savęs, nuo to, kad galbūt kažkada turėjau santykius ir jie buvo nevykę, galbūt turėjau seksualinių prievartų, galbūt iš manęs berniukai mokykloje tyčiojosi. Tos patyčios gali būti, kai ten berniukai mėtydavo penalus, keldavo sukneles, sijonus ir panašiai. Tiesiog mergaitė, jinai eidama per savo gyvenimą, patiria iš vyrų pusės labai daug negatyvios tos energijos ir net ir tėtis galbūt jinai matė, kaip tėtis negerbė mamos, kad mama kentėjo, jinai jautė mamos liūdesį ir visą kitą. Ir kai mergaitė yra savyje sukaupusi tiek visokių patirčių, jinai užauga ir sako, ne, santykiai man nereikia, aš realizuoju save, kuriu save, bet tokios moters viduje, jeigu tu tikrai ateisi į save, tu pamatysi, kad ten yra liūdesys ir nusivylimas, tu pamatysi, kad ten yra tiesiog skausmas, į kurį tu nenori eiti ir neini į tą santykį dėl to. Nes tik ateini į santykį, pradeda kilti visi tie purslai, visas tas negatyvas, visas tas nusivylimas ir bėgimas nuo to. Tai va dėl to moteris nenori santykio, nes jeigu jinai jo nenori, jinai tiesiog meluoja, nesąmonė, tikrai nesąmonė, kad moteris nenori turėti vaikų, nenori turėti santykių, tai yra kažkokie emociniai išgyvenimai, emociniai blokai. Moteris, pavyzdžiui, yra tokia situacija, kai ne, aš tikrai nenoriu vaikų, man nereikia, čia aš ne man ir visa kita.
O kas jos pasąmonė įrašyta? Gal mama vaikų neteko, gal mama abortus darėsi ir ją tik tai vieną pagimdė. Gal giminės istorijoje tarp tų moterų buvo kažkokios situacijos su tais vaikais ir jos pasąmonė įrašyta, kad vaikas yra skausmas, kad vaikas yra vargas ir jinai bėga nuo to skausmo, tiesiog to nenori. Tai čia labai gilus darbas iš tikrųjų yra su savim suprasti tokius dalykus. Ir kai tu supranti, tada tu išsilaisvini ir gali tapti laisvas. Tai per lengvumą, per paprastumą, per moteriškumą, per išsilaisvinimą, leisti ateiti savo į save, leisti savo būti savimi. Net ir tai, kuri gali būti pikta, net ir ta, kuri gali pasakyti keiksmažodį, net ir ta, kuri gali užrėkti ir su tuo viskas yra gerai. Jeigu tą akimirką aš jaučiu tą emociją, aišku, gerai būtų, kad netraumuotumėmės tų žmonių, ypač savo aplinkoje, savo artimųjų, bet mokėti tą galbūt ištransliuoti nebūtinai per kažkokį negatyvą, ne per šaukimą ar ką, bet tiesiog garsiai vardinti, kad man dabar yra blogai, kad aš dabar noriu pabūti su savimi ir kad nelyskit jūs prie manęs, duokite man erdvės išbūti savo jausmuose, erdvės išbūti savyje ir viskas. Nebėgti į socialinius tinklus, nes tik pasidaro kažkas negerai galvoje, jausmuose, kas yra daroma, griebiamasi telefono, griebiamasi už šaldytuvo ir nekalbu jau apie tos, kurie ten aikosus rūko ar cigaretės ir ten visokius kitus šūdus. Tai va, tai dabar aš jums ištrauksiu šviesos kortelę, tegu tai būna jums žinutė. Tai va, kaip tik tikriausiai paliečiau tą temą, tai žemės sergėtojai, tai kad jūsų protėviai yra šalia jūsų, senovės protėviai, esate ne vieni. Tai iš tikrųjų apie ką tai yra, kad jeigu aš galvoju, kad aš esu vienas, aš negalvoju apie tai, kad turiu šeimą, turiu vaikų, bet jeigu aš galvoju, kad energetiškai, va čia dabar esu viena, tai aš labai klystu ir aš labai dar daug neturiu žinių ir suvokimo, kas yra visata, kas yra energijos, kas yra pats gyvenimas. Visiškai nesuvokiu ir tiesiog neinu, nerenkiu žinių, nežinau, ar iš tinginystės, ar iš to tokio tiek visko, noriu tą pamatyti, noriu ten nuvažiuoti, bet iš tikrųjų labiausiai jūs pajausite tą būseną, kurią norite pajausti, nes ten ir važiuojate, kad tai pajausti. Tai tik tai įsigilinant į tam tikras informacijas. Ir už mūsų yra mūsų protėviai. Už mūsų yra mūsų protėviai, už mūsų yra mūsų angelai, šalia mūsų gal yra netgi ir tos kažkokios energetinės lervos, kurios tik tai tu santykėje pakabini kabliuką, kad kyla ir zurlys ir žiūrėk, jau kažkas kabinasi prie tavęs energetiškai, nori nusiurbti nuo tavęs, kad tu susipyk, tu kažką blogo pasakyk, nes jie maitinasi tom energijom. Ir kai santykiuose vyksta konfliktai, kai noras yra vienas kitam įkasti, iškelti dramą, tai mes labai puikiai maitinam tą agregorą ir panašiai. Čia kita tema, tai galbūt jeigu bus aktualu kitą dieną ateisiu su tuo, nes čia galima labai stipriai apie tai įsiplėsti. Ačiū Jums, kad klausėt ir priseksiu į eventą su nemokamu renginiu moterims Jonavoje. Nepaminėjau kada, tai bus trečiadienį nuo 6 iki 10 vakaro. Šį trečiadienį, 23 dieną. Ir tai va toks intro, pristatymas. Ir tikiuosi, kad kiekviena moteris pajaus savyje tą laisvumą, tą lengvumą. Nes mes tiesiog užsisukam į tuos buitinius reikalus, į tuos sunkumus, tegu sprendžia tos sunkumus vyrai. Realiai, paliekia ir žiūrėk, vyras viską išspręs. Kažko negali, paprašai ir išsprendžia. Kartais gali net ir nenorėti to spręsti, nors ir matai, kad gali, bet tiesiog tam ir yra vyriška energija, jėga šalia tavęs, kurią tu gali išnaudoti. Ir vykstant mainams, tu jam gali duoti kažkokį kitokį atsipalaidavimą, lengvumą, kurio jam reikia, nes ne kiekvienas vyras geba savyje tai pažadinti. Ten tokia biški struktūra yra kitokia. O mum per jausmą, per meilę, per lengvumą, tyrumą
skaistumą, visą kitą, yra lengviau tai padaryti. Na, iki ir geros dienos.